Treneri, startavot gerai, bet vėliau taip kažkaip apsilygino liktais ir žaidimas. Ar esat patenkintas šių rungtynių rezultatu? Svarbu, kad laimėjom rungtynės, turim 20 taškų persvarą prieš kitas rungtynės, bet šiaip žaidėjų požiūris antram, trečiam ir ketvirtam kėliny tikrai netenkino. Visų pirma, reikia gerbti save, gerbti varžovus ir jeigu prieš savaitę galėjom laimėti 40 taškų ir praleisti beveik dvigubai mažiau, tai kodėl negalim to šiandien padaryti, tai nežinau. Esu piktas labiau ant savo komandos dėl to, kaip jos atėjo iš tas rungtynės, į tą požiūrį 3 kėlinius. Pirmas kėlinys kaip ir viskas tvarkoj, bet turim išlaikyti tą koncentraciją. Jeigu norim tobulėti, augti kaip komanda, jos nori augti kaip žaidėjos, tai tiek. So congratulations with the victory. 20 points. A lot or not? Thank you. I don't know. I don't know how to answer this question. I mean, I'm just trying to help my team. And my shots just went in, so I'm happy about that, and yeah. Tonight you started very well. What your thoughts were on the first quarter? I don't know. As I said, my shots just went in, and the teammates found me with the good passes. Maisa found me, Gerda, the post players did a good job, and I just made my opportunities, so it was a teamwork. Treneri, tikriausiai nesuklysiu pasakydamas, kad pirmas kėlinys kainavo šiandien rungtynes. Gal ir teisingai pasakysi, tai norėčiau varžovus su pergalę pasveikinti, padėkoti merginom, kad tikrai šauniai kovėsi ir galbūt net ne pirmas kėlinys, o klaidos vis tiek pakišo koją, kaip visą laiką. Šiandien matėm Gustę Dzietkauskaitę, patyrė traumą, kiek rimtai gali būti? Pradžiai atrodo, kad irgi gali būti tas vidinis kryžminis, nežinau, bet kol kas kaip daktarai negalim nieko spręsti, padarysim magnetą, žinosim. 20 taškų, klausiau pas Elizabetę Bulanę, daug ar mažai, tai jūsų požiūriu kaip yra? Aš galvoju, kad šitoje vietoje yra kamuolys apvalus ir tokiuose varžybose tu gali daug ką nuveikti, parodė pačios merginos, kada lūpasi kaunasi, tada labai neblogai atrodo. Paprasčiausias klausimas, ko šiandien pritrūko? Šiek tiek, manau, pritrūko mums jėgų, nes susitraumavo Dzetka, kuri mūsų pagrindinė gerai žaidėja ir sunkiau biški dar mažiau rotacijos, kur mes jau ir taip jos mažai turim, nes ir Karolina Kazačiūnaitė susitraumavus dabar ir prieš tai sezono dar porą žaidėjų netekom svarbių, kurie buvo rotacijai, tai manau, tas pritrūko ir šita komanda vis tiek yra jos labai stiprios, su labai gerų pasiruošimų, tai manau tiesiog pritrūko truputį tų jėgų ir paleidom, kai buvom šiek tiek priartėję arčiau. LCC labai fiziškai gynėsi, tave antroje pusėje gana smarkiai presavo Paliulytė. Kiek pačiai yra sunku tokiose situacijose persveriant kamuolį? Kiek sunku, tai reikia keisti daugiau kryptis ir paprasčiausiai tas spaudimas išmuša iš vėžių ir kartais labiau yra ne tiek, kiek iš tikrųjų sunku persvaryti, bet kartais psichologiškai, jeigu padarai vieną klaidą, tai tai įsivėli pas mane prasa antrą, trečią ir manau, tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes negalėjom šiandien priartėti arčiau jų. Tai kaip iš žaidėjo pusės tokių dalykų negali būti.